Per savo karjerą dalyvavo daugiau nei 500 kovų. Kokia įsimintiniausia? Šiaip visos tokios buvo įsiminti. Nu, nebūna visos. Tos paskutinės. Tos, kurios pralošė. Ir daug pralošęs esu. Bet čia pas mane kovos buvo ir dziudo, ir sambo, ir šidokan karate, ir bušido. Čia bendrai tokių. Šiaip tokių įsimintinos buvo, atsimenu, dziudo vieną atsimenu, tada sąjungos čempionatas buvo ir kovojo dėl išėjimo į finalą. Ir aš nežinau, kad tas priešininkas yra 2 kartų sąjungos čempionas, labai stiprus priešininkas, bet aš nežinau. Ir kovojom ir aš padariau metimą, aišku, pusę pergalės ir paprasčiausiai pralošiau dėl to, kad patirties trūko, jisai po to mes, kaip sakant, toliau imtyniavom ir jis, vienu žodžiu, mane užatakavo, ištverėme ir aš pralošiau vietoj to, kad galėjau tik atstovėti, jis mane vis tiek užlaužė ir pralošiau prieš jį išlaikymą, jeigu pagal dziudo. Tai tokia įsimintina kova, kur tikrai buvo patirties trūkumas ir dar kartą parodė, kaip tu priešininkų nežinai, tu daug geriau sukovoji, negu tu jį žinai, jeigu tu žinai, kad jisai stipresnis.